Labas vakaras visiems. Su naujaisiais metais, su šventomis kalėdomis visus. Aš tai nekalbėsiu šiandien. Pajuokavau, kalbėsiu. Pradedame mūsų radio šou klubą. Radio šou. 2000. Radio šou 2000. Gerbiami žmonės, sveikiname jumis sulaukus naujo amžiaus. Šiandien laidoje išrinksime metų žmogų, dešimtmečio žmogų ir kitus šūdus. Šiandien savo vardines švenčia Emilijonas, Telefonas, Gaudentas, Simonas, Telesforas, Vytautė ir Vytas. Ir Gaivalas. Sveikinam Vytautą. Kokie Vytautą? Jūsų sūnų? Tai mano sūnos vardas kitoks yra. O koks? Vištgaudas. Ne Vištgaudas. Bernardintautautas. Sudėtingas vardas, pamiršau pats. Nu tai sveikinu Lietuvą praėjus tą. Eik tu šikti. Kiauliukas? Nereikia. Kiauliukas? Nu nereikia, nu prašau, nu kiek galima. Tikrai nereikia. Atsiprašau pasakyti. Atsiprašau. Išeik, Mindaugelį, išeik. Bet kaip klauso jūs, kaip šuo, kaip šunikas. Klausykite, jis dar su jūsų žmona kiaulė kraujomaišį daro lovai? Kur jis įlaiko? Nebežinau, neprižiūriu. A kaip jūs jį leidžiat? A su savo žmonai pas jums irgi jokių jausmų nebelieka? Atšalo santykiai. Atšalo santykiai. Tai, kad jų niekada nebuvo. O tai kiaulė iš reikalo darėte? Oi, niekada su ją nieko. Šiaip namie gyveno, tvarkė viską. Ir kriuksėjo. Dikai kriuksėjo. Dabar sakiau jau, tegul Mindaugas prižiūri. Kągi, tokia žinutė pasaulio margumynas. Vienoje Australijos ligoninėje iš morgo dingo lavonas. Radusi jį seselė, apalpo, nes pagalvojo, kad tai gyvas žmogus, o ten buvo lavonas. Tokia žinutė. Dar tokia žinutė. Rolando paviljonį būtą gaubė paslaptis, praneša Vakaro žinios. Tai va, užsuotas ačkarikas vliplino. Tuo išsiaiškins, kaip jis ten tą būtą gavo. Žiūrėk, dar rašau Vakaro žinios, vakar dienos gamoseksualistas. Čia va per vidurį rašo. Oho, Jozukas mūsų. Pakliuvo, žurnalą pakliuvo. Įdomu, kas kitas pakliuvo. Kaip gali žmonės būti gomoseksualistai? Nu, kaip gali būti? Nu, kaip čia, tai mes su jumis Česlavai, kai girti viens su kitu lovai gulim nogi, tai čiagi jokais. Per gimtadienį tik pasibučiuojam. Per gimtadienį, per Velykas. Nusivalom lūpas ir pasibučiuojam. Ir užpakalius. Nu ką, Lietuva sėkmingai peršoko gazdinta tą Viljamsų atneštą tą kompiuterių lygą, duikatą, į duikatą. Sėkmingai. Dar vienas pranešimas. Krikščionių demokratų partiją paliko Feliksas Palubinskas. Sveikiname religinius fanatikus, jų lieka vis mažiau ir mažiau. Komas vis kažkoks vaplis lenda iš burnos. Jo, gal mes čia bronis apie politiką. Davai pasišnekam. Kaip jūs naujuosius sutikot? Aš per naujus metus, žinai, buvau uostamiestyje. Taip. Labai nieko nepamenu, nes gėriau. Aš ir galvoju, skambinau, norėjau pas save į namus, aš tai, žinai, jau parduotuvę, nusipirkau mėsos, šampano sovietską, jau 6 litrus nusipirkau bonkę. Žinai, vis tiek kažkaip tas prie seno mano širdis, tas atsimenu, tas laikus, kai visgi gerai gyvenom, žinai, širdis suspaudžia pasiėmė. Užsičiauk, tu durniau. Kurva, koks tu durnas. Tai tu pats ir šneki. Aš pašnekėsiu. Kaip praėjo šitas amžius, šitas tūkstantmetis, šitie metai, brangus Lietuvos žmonės. Mes žinome, kad jūs gyvenate blogai.
Tačiau, ką darysi, reikia susiveršti diržus, reikia gyventi gerai, o jūs gyvenat blogai. Durniai kažkokie tai. Bet mes su gerbiamu Česlovu gyvenam gerai, ateinam į radio centrą, tauškiam, gaunam šitą pinigus, daugiau negu jūsų pensijos ir gerai gyvenam. A jūs savo kaimuose savo vaikus skandinat, pateginėjat vienas kito trobą. Nu, taigi jūs debilai. O dar kai kurie iš jūsų gerbiami žmonės, ypač Vilniuje, ruskąją radijo klauso. Nu, kokie debilai. O dabar norėčiau kreiptis į taksistus visokius. Durniai jūs, durniai. Nu, taip, durniai. Kalbas Zbignevas. Norėčiau, kad šitie metai, šitas amžius mūsų gintarinei respublikai atneštų laimės, džiaugsmo akimirkų, visokių įdomybių, siurprizų, meilės, draugiškumo. Nu, ir aišku, nereikėtų šitaip jau į vakarus šitas sukiotis. Nu, visi atsisukit čia atgal, nu, jomoje, nu, ką jūs tose vakaras čia darysit čia. Nu, jopšikmats, nu, reikia Rusijai visą laiką būti. Nu, ką jūs durniai nesuprantat šitą. Козлы какие-то, ничего не понимают. Taip. Zbignevas gal perlenkė biškį, bet aš irgi taip skaitau. Broniau, aš labai nenoriu šnekėti. Tai, ką man dabar tave nuvesti pas kalvį, kad tau liežuvį baltlonį tu. Labai kažkur jėgų nebeturiu šnekėti. Daug aš tau su įkaitintų strypų prostatą pakaitinsiu, tai gal atsiras jėgų. Nu, pakaitink su žiebtuvėliu. Nu, dar palauk, atsisumak kelnis. Nu. Apsisuk. Apsisukau. Aha. Nusimauk kelnis dabar. Nusimoviau. Tai tau tiesiai skylę pakaitint? Taip. Nu, gerai. Kaitint. Pasakyk, kai kaitint. Tai jau dega, jau įkaito. Raudona. Nieko nejauti. Nieko nejauti? Ne. Tai ką ten kokainų išsitepei? Ne. Nu, va. A čia per... Ei, dabar skauda. Tai čia per kiaušius. Stovėk ramiai, toliau. Taip. Ai! Oi! Labai skauda. Labai skauda, žinau. Ar malonumą nejauti? Nejauti malonumą? Ne, labai skauda. Oi, apdegė viską. Žiūrėk, prabilai, pragydai dabar. Nu, dabar jau galiu pašnekėti. Kalbėsim. Praėjo dabar. Nu, kokį pasaulio margumyną gal. Užsimauk, nu kam tu išvirtas tam visas. O, pasišt. Pasaulio margumynas toks. Nu. 2000 metais vienas Danijos pilietis, pažiūrėjęs į pasą, atrado, kad paseno 1000 metų. Ši kompiuterio klaida buvo įvelta Danijos policijos pareigūnų, kai jie išdavė pasą 2000 metų sausio 1 dieną. Linksmasis Danas dabar juokiasi ir sako, kad gyveno kartu su Archimedu. Tokia netaikinga žinutė. Dar toks pranešimai iš pajūrio. Naujųjų metų naktį girti asmenys pakišo bombą po raudonų Audi automobilių. Audinė nenukentėjo, minėti asmenys buvo nesulaikyti. Ilgiausias bučinys nustebino Taivanio gyventojus. Buvo įdomu stebėti, kaip 48 poros bučiavosi po atviru dangumi. Prizą nugalėjo ne kas kitas, o 2 šimpanzių pora. Toks netaikingas. Įdomu, kai tik beždžionėlė susimaskavo ten tarp besibučiuojančių. Ilgausios. Dar tokia žinutė iš Madagaskaro. Vienas Madagaskaro pilietis augina barzdą. Barzda jau siekia žemę iš jo antro aukšto balkono. Madagaskaro pilietis sakosi barzdą auginas tam, kad atkeršytų žmonai, kuri augino tokią pačią barzdą tik kitoje vietoje. Tokia panaši žinutė mus pasiekė iš Indijos. Vienas Indijos gyventojas mirė naujųjų metų naktį nuo to, kad mėgo kramtyti savo barzdą, kuri buvo iki pat žemės. Medikai išoperavę nelaimėlį Bombėjaus klinikoje surado gumulą lygiai sulig futbolo dydžio kamuoliu.
štai kaip nepasisekė vienam žmogui. Dar toksai Pietų Afrikos valstybėje Kolumbijoje gyvena šeima, kuri augina ilgus nagus ant savo kojų. Sutuoktiniai tokiu būdu bando patekti į Gineso rekordų knygą, tačiau vietos įstatymai draudžia tai daryti. Įdomu, ar atsiras pas mus kitiem net koks nors narsuolis, kuris kojų nagus augins nuo televizijos bokšto iki pat žemė. Kągi, norėtume pašnekėti apie tai, kaip naujosios metus sutiko Vilniečiai. Taip. Sostinės gatvės buvo užplūstos daugybė žmonių, buvo fejerverkų ir po to visi nuvažiavo namo gerti. Aš vėl nebenoriu šnekėti. Mokytas kelnes. Nu, kas su tom kelnėm? Mokytas, aš dabar jums kiaušius pakaitinsiu. Nu, prašau. Tai niko užsisuka. Tai ten kaitinau, atsisukit. Atsisuku. Na. Gerai, atsisuku. Nusimaukit. Tai jau nusimovys, ar dar labiau? Nusimaukit ir šitą... Nu, man gėda. Nusimaukit dulkių sluoksnį nuo pimpulo. Nu. Kas tam pačios izoliacija aprišta? Vargas tu mano. Čia labai užsigavau. Jūs man primenate, žinai ką, kai aš buvau Kauno zoologijos sode ir žiūrėjau į beždžionių narvelį, kai jūs tenai su savo žaidė grožybėmis, va, ką man jūs primenat. Ir jūsų veidas kaip beždžionės, ir pimpulas kaip beždžionės, ir jūsų mintis kaip beždžionės, jūsų žmona kiaulė, sūnus kiaulė, a jūsų anūkas... Sūnus ne kiaulė, o invalidas. Nu, bet vis tiek durnas. Va, ir jūsų tas darbas, proftechė, kur rektorium dirbat, su šūdžium, kur vaikščiat, jis yra jokų vertas ir būtų privatizavot neteisėtą jumis. Norėčiau pasakyti ant valstybės, aišku. Bet nuo šio momento, nuo sausio 1 Mindaugas nebegali važiuoti troleibusu be bilieto. Norėčiau padėkoti tau, Kubiliau, ačiū už tai, kad reikia susiverst diržus. Kubiliau, kaip tau negėda žmonės smaugti? Pats ir pasikark su to diržu. Kaimiečiai neturi ką valgyti. Pažiūrėkit, čia štai tatuiruotė pas mane kokia, matot? Oi, kokia graži, iš kur? Ai, čia pasidariau Palangoj. Tai Pas Tomą? Pas Tomą tatuiruotė salonė pasidariau, bet gražus, ne? Gražus. O dar žiūrėkit, va čia matot? Matot? Matau. Česlovai, o kiek kainuotų su jūsų kiaulė per miegotį? Po dainos pasakysiu. Va, tai žinai. Tai sutarėm 43 litrų. Už kiaulę jūsų? Tai čia valandą ar per naktį? Klausykit, Česlovai, aš galėčiau mokėti ir 100 litų už naktį su jūsų kiaulė. Bet tai, ar tai verta? Ką jinai moka daryti? Mindaugo galim paklausti. Mindaugai, ką jūsų mama moka daryti lovoj? Nu, kalbėkit, kiaulinė. Ką? Ko? Ką? Jūs galite kalbėti žmoniškai. Da klausi, ko Ko nors. jūs mani mušate? Da klausi, ko... Ko tu mani mušytų kiaulė? Oi, žąsinas, lavonas, tu lavonas. Aš taigi visas kaimas žino, kad jūs su savo mama kiaulė miegate. Per bobų vasarą girdėjai. Ne, per atleisk. Kraujas bėga, kaip man skauda labai. Dabar taip žąsinas. Ką girdėjai, pamirštam. Taip, Kad per snukį gavą irgi pamiršai. gerai.
Ir ką žinojai, irgi viską pamiršai. Taip klausau, ponė. Žodžiu, Malčiakas tylimą būdu. Gerai? Gerai. This is the house that funk built. Na, studijoje pasikvietėme mūsų Mūsų jau tokia apžvalgininkas. jaunesnį komisarą, kuris pakalbės apie 2000-ųjų šventinę naktį. Labadiena, gerbiamas komisarai, kokie iš tikrųjų yra nutikimai, galbūt kokios nelaimės įvykusios, ar kokie kitokie naujųjų metų naktį įvykę, kokie tai, būkime atviri, nelabai geri nutikimai, gal kokie įvykę, nes visi žinome, kad žmonės šventė kai kurie ir stikliuko mėgėjai, ir kaip vat, naujųjų metų naktį įvyko. Kokių nors nutikimų pas jūs buvo dar tokių Labą įdomesnių? vakarą. Nutikimų įvyko. Jeigu mieste žmonės dar kažkaip tai sugeba paleisti raketą, ant kurios parašyta lenkiškai ir lietuviškai, skirtingos instrukcijos, kaip ją paleisti, tačiau nelaimių pavyko išvengti, kaip tai. Kaime visai kitokie vyksta reikalai. Kaimo žmonės įsigyja raketėlę ar susimistravę patys, sugeba įsisprogdinti savo namus, ūkinius pastatus, žemės ūkio techniką ir sužaloti savo turtą ir savę. Štai pavyzdžiui, tokie skaudžiai nelaimė įvyko Kelmės rajone, kur vienas sugyventinis sumanė naujųjų metų naktį pasismaginti, užlipsnodamas savo šieno skladuką. Kai ant skladukų pasirodė raudonas gaidys, šmaikštuolis, sakyčiau, neatsargus juokautojas, išsigando ir puolė bėgti. Tuo metu jo sugyventinė puolė gesinti ir sudegė. Sudegė ne tik tai, bet ir jos turėtas turtas. O jūs, ponė komisarė, jūs dabar, ponė komisarė, ką jūs pasakytumėt tiems, kurie mėgsta dabar patys susimeistrauti, pasigaminti iš salietros, magnio, ypatingai tokius sprogmenis? Aš tai žinau, nes irgi dar mentai visi susirinkė. Reikia paimti salietros trąšas. Mes komisariate supylėm į tokį pakas, laikraščių daug išmirkam ir su lygintuvu išdžiovinam. Ir po to folgas reikia. Ir magnį yra irgi. Ir tas suvinioji raketką, paleidži ir bum, tik tai mes mentai niekas padarysi, nieko negali, žinai. Siganulį automobilius atvirsim, po to prisigerim naujų metų naktį su bananais, paaugliam napir mordą, napir kiaušinis. Po to į daboklį nuvedam naujų metų susikimą, представляешь, kurvų išsikėčiam, geriam visi metai, kiršysi, bambioškas metam. Ateina į pabaigą mūsų laida. Ar neprailgo jums valanda? Kągi, jeigu jį ir prailgo, tai sniego už lango nestinga. Nestinga. Štai ateina... Jums skambina Bronius čia dabar, po to Tai pašnekėt. vėliau pašnekėsiu. Atėjo ta štai valanda, kai atėjo nauja į Lietuvą diena. Lietuvoje nauja diena atėjo, o sena jau ir praėjo. 2000 metai jau už lango. Ką tu palikai praėjusiam amžiui? Šiam pasauly visko būna. Šiam pasauly visko bus, Bus da? visko būna. Norėčiau, žinai, prisiminti, kaip mes praleidom praėjusius metus. Koks metų žmogus? Plėšim dabar vokelį, ką rinks metų žmogus. Pretendentai yra Rolandas Paksas, Vytautas Sustauskas ir Bronius. Laimėjo Bronius. Su tuo sveikiname. Ačiū, viso gero. Viso gero.